Eik tu savo kaip patogu čia. Aš nežinau, tokį jaunatišką laimą. Čekija, Slovakija. Hello guys! Į kemperį! Žodžiu, važiavom pasižiūrėti, kaip atrodys mūsų kemperiai, su kuriais mes keliausime netgi beveik 2 savaitės. Tai važiuojam, apsižiūrėsim ir padarysim jau gal net turą, arba tiesiog trumpai apžiūrėsim ir pasižiūrėsim savo kemperiukus, kur mes ir gyvensim, keliausim, valgysim, šoksim, dainuosim ir turėsim gerą kelionę. Tikėkime. Va, čia mes varysim, kopsim, va taip. Va, čia mes esame. O kur mes važiuojam? Galutinis taškas yra Austrija, bet aplankysim ir Lenkijos kelis spotus, tada Čekija, Slovakija, galbūt Austrija. Ir grįšim, nes turim tik 13 dienelių, o įveikti kilometrų yra. Turėsim atsijūkę. Taip, tokias. Einam atliet kemperį, dabar viskas. Mūsų skuodas. Tai šią kelionę su mumis keliauja Giovanni, Simutė, Linutė, Karolis, Aistė, Nunukas, Lulu, Bruno ir aš. Vienas toksai Fordas iš Amerikos. Kiek litrų čia? Sima, tavo vieta bus. Eik, tu namas kaip Eik tu savo kaip patogu čia. Va, Jonas ir Jonai. Labanaktis. Kaip gerai miegas, eik, tu išsimegojau. Tai čia mes turim, kiek mes turim vandens? Tai mes turim čia 100%. Kiek jau gali užtekti? Kai aš keliavau pirmą kartą su mano antra žmona, tai užtreko vienai dienai. Lubos mažėja. Eim, Giovanai, pafilmuok. Biški papupo. Ačiū. Dujos. Kai darot valgyt, reikėtų atsidaryti langą, kad CO2 išeitų. Vienas kolega pasakojo, kad grįžo žmonės tokie labai nelaimingi. Klausė, kas nutiko. Vyras sako, kas, blamba, sako, žmona barščius virė. Nu, aš važiavau, žmona virė. Sako, aš ant stabdžių, tiek barščiai ant žmonos. O Dieve. Ir tokie nelaimingi grįžo. Tai... Važiuojant gal nereikėtų sriubos virti. Esam kemperių servize. Pažiūrėkit, kiek čia jų taisomų dabar. Čia biški be sienų. Tai čia jūs ir yra, Ignai. Ai, čia mūsų. Aš tai manau, kad galima taip važiuoti. Ir vaizdas bus geras, žinai? Saulė iš karto. Kemperis kabrikas. Mes pasidalinam kemperiais ir aš net nežinojau, nieks neatkreipė dėmesio, kad yra dviejose mechaninė pavara, o kitose automatinė. Tai mums pasisekė ir bus automatinė. Tai net nežinodami laimėjom su Linutė. Pirmą kemperį. Bet aš nesidžiaugiu. Ai, ir Linutė tada galės vairuoti. Būtent. Ačiū, žiauriai gerai gavosi. Nu, nes Linutė mechaninės negalėtų vairuoti. Turiu jau raktelius ir su visa komanda sekmadienį išvažiuojam, tai čia liko porą dienų. Turėsime labai fainą kelionę, tai tikiuosi jums patiks žiūrėti ją, sekti. Aš galvoju, kad dažnai kelsiu video, galvoju 2 dienas filmuoti, jau iškart sumontuoti ir šauti į YouTube. Tiesiog viską darysiu paprasčiau, bet tiesiog daugiau kontento, daugiau istorijų, daugiau nuotykių ir pabandysiu viską parodyti jums ir turėti gerą laiką. Tai pažiūrėsim, kaip čia seksis, ar viskas pavyks mums, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir turėsim gerą laiką ir įdomią kelionę, o jeigu ką, ir kitais metais kartosim. O jūs svarbiausia, komentuokit, palaikykit ir žiūrėkit. Labą dieną, draugai, viskas, mes išvykstame su Linutė į kelionę, ne tik su Linutė, bet ir su savo draugais Karoliu, Aiste, Simona ir didžiui Giovanni. Mes varysime į Austriją, varysime haikinti ir šiandien prasideda kelionė su keletą darbų. Dabar jau žiūrėkite, Linutė turi atiduoti siuntą. O mes važiuosime dar iki Linos namų ir turime paimti paspirtuką, kad nereikėtų tiesiog, jeigu reikia kažkokią parduotuvę, važiuoti su kemperiu, tai tiesiog ant paspirtuko. Nulėgi kažką pasiėmė greitai ir grįžti. Mūsų kemperis jau galima trumpai apžiūrėti.
jau sudėti mano, čia yra elektronika visa, pakrovėjai ir taip toliau, čia visos kameros, droniukas. Pažiūrim, ką čia Linutė sudėjo. Teniso kamuoliukai, toks dalykas, kepurytės, kietukas. Turim masažuoklį, batareikų visokių, žodžiu viskas. Dabar jau pilna prikrauta pistacijų iš namų dar. Va tokie podukai, baca, druskytė. Ir šaldytuvas, žiūrėkit jau. Jisai iš namų prikrautas kiaušinukai sudėti, ten gėrimukai ir aišku mūsų lova. Tai yra čia visa patalynė, dar neišdžiūvus tik tai, nes nespėjo. Linos rūbai. Nu žodžiu, mes esam jau kaip ir pasiruošę. Hello guys, welcome back to my channel. Taip, mes su Linute jau kalbėsim racijomis vienoje vietoje. Kemperiukas jau paruoštas, atrodo taip, užkurtas ir mes jau galėsime pradėti kelionę į Austriją, į haikus ir turėti geriausius nuotykius. Tad važiuojam ir... O jūs žiūrėkit, komentuokit. Mes su Linute jau atvažiavam, laukiam visų. Visi čia tik tai siunčia žinutės į grupčiatą. Jonas siunčia, kaip čia atidaryt kurabaką, kad netinka raktelis. Tada Aistė jau su Karoliu irgi. Mes jau skambinom ką tik į oil, level raudonas, AdBlue pripylėm, bet nepilna, tai pypsi, errorus meta. Žodžiu, visi su nuotykiais pradeda. Kol kas mums viskas gerai. Piu. Tai žiūrėsim, kaip seksis šitą kelionę. Aš dabar galvoju, kad mes kažko nepadarėm, nes visi taip kažkaip stringa, tai aš galvoju, kad mes kažką pamiršom arba kažko nepadarėm. Mes to mėlyno nepripylėm. Jo, bet jį ne visada reikia pilt. AdBlue reikia pilt tada, kai išmeta, kad reikia jį pilt. Pirmieji mūsų keliauninkai atvažiavo. Štai dar vienas kemperis. Viskas gerai? Labas. Nu panašu, kad ir dar vienas ekipažas atvažiuoja, tai yra Giovannis ir Simutė, o jie dar su visais savo šuniukais, tai Bruno, Nunu ir Lulu varo kartu į Austriją. Jau stabdo. Opapa. Šuniukai jau pakrauti, prisiekti. Nu kaip gražiai, pas jūs tvarkinga. Mes jau susivertėm. Parodyk bagažinę. Ai, normaliai, biškį alučio. Aš radau, kur benzą užpilt. 10 minučių vaikščiau aplinkai. O prie tavęs yra prie vairuotojo. Čia galvoju, ne. Einam pažiūrėsim, kaip sekasi Simutei vedžioti šunius. Šuniukai vedžiojami. Kaip tu jautiesi ir kaip tu manai tau seksis su šuniukais? Nu, man atrodo, yra iššūkių, bet taigi susitvarkys. Nu? Pripras, labai skamba indai, kai važiuoju. Reikia įsidėti kokį nors rankšluostį, man atrodo. Taip. Tai Karolis sudėjo visą mūsų maršrutą ir bus gidas šios kelionės. Kur pirmas taškas? Kaip vadinasi miestas? Elk miestelis. Taip. Ir tiesiog prie ežero campsitas. Ok, kiek kilometrų važiuosim? Dabar 287, ne? Tai pradžiai taip, kad apsiprasti ramiai. Tiek. Kaip iki Palangos. Rytoj bus. Anksčiau 600. Gerai. 600. Tai jeigu ką, rašykit Karoliui, jeigu norit keliauti, tai jums sudėlios viską. Su galų meistras. Produceris, keliautojas. Taip. Ką, visa komanda jau pajuda, pavalgė, pasistiprino. Einu Jonui prisieksiu kamerą, kad matytumėt, kaip jie važiuoja ir kaip pykstasi. Arba nesipyksta. Ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. 1-2, pirmas ekipažas. Kaip jūs laikotės? Norėjau Simutę pasakyti, kad tas kvapų nuėmėjas ant džemperio veikia wow. O, reklama. Simutės valikliai super. Teisės ir pasus visi turi, jo? Kažkur turi būt. Super. Ar viskas vietoj? Viskas vietoj. Visi indai. Lina jau lipa. Negalima. Mūsų kelionė prasidėjo. 3 kemperiai, 9 keleiviai, 3700 kilometrų. Turėtume veikti. Jeigu gerai vairuosi. Gerai vairuosi. Bruno ieško atsisėdimo savo. Jis pripratęs visą laiką čia sėdėti. Nėra, dabar sėdėt svarbios kelionė. Važiuojam į kelionę. Aurimas važiuoja. Pirmas mūsų sustojimas. Spėkit, kas užsimanė į tualetą pats pirmas? Ne aš. Oi, mano greičio akinių dar nematėt. Tėvų
kaip tėvukas. Kemperistas tikras. Jau esame Kaune. Kaip pirmieji įspūdžiai? Labai gerai. Faina, racijos žiauri kietai. Racijos the best thing. Nu. Labai faina komunikuoti, atrodo, kaip vienoje mašinai. Tai nereikia nieko skambinėti, taip žiauri kiet. Bet nugarytė jau po 100 kilų jaučiasi. Džiovanis su šuniukais. Irgi atvaro. Kaip pirmieji įspūdžiai? Bet ilgai važiuojamas, šots. Lenkija 1 valandą atgal. Viskas. Paliekam Lietuvą. Lenkiją. Pas kaimynus. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Labai gerai. Let's go! Tegu kelionė prasideda. Jau seniai prasideda. Čia mane supnuoja. Ką, visai gerai sekasi ta kelionytė mūsų. Čia kol kas viskas tiesiog autostradom. Tai labai greit atlėkėm. Liko 8 minutės iki kempo. Planas pavalgyti. Pirmą tiksliau reikia įsikurti, po to eiti į kokį kavinukę, prisijungti kemperį prie elektros, nu žodžiu, viską pamatysit ir parodysim. Visai smagiai važiuojasi, labai geras dalykas, tai yra racijos. Žiauriai, ta prasme tikrai. Kas iš tikrųjų sugalvojo paimti racijas? Nu mes jau abudu jau žinom, aš turėjau 2, sakau, Jonai būtinai reikia, tai jis dar tiesiog paėmė. Nes žiauriai geras dalykas, tai reikia skambintis, tu šiaip gali labai lengvai sukomunikuoti. Jeigu varysit, tai tikrai pasimkit racijytės. Pažiūrėkit, visi 3 kemperiukai susiparkavę, eina į degalinę. Čia, žinau, kalaus parduoda. Jo, Lenkija. O galima išgerti vairuoja? Pirmieji darbai prasideda, kad gražiai matytų karaliukas, nes jis pirmas vis tiek važiuoja. Tai jam Visus vabalus surenku. Jo. Darbo mums nereikia, viskas gerai. Štai mūsų kempingas, 3 kemperiukai, vartai atsidaro. Geras. Įvažiuosim tuoj. Kempingo pavadinimas Nara Šiam 2. Aš negalvau, kad jis bus taip mieste. Vidury Aš galvau, jo, žinau, kad bus miške. Va, viena laisva vieta yra iškart. Arkliukai po kairę, fainiai. Vanduo, elektra, viską Galim praėjau prisijungsim. pirmą kartą. Tėčia bazarina, nieko neleidžia man pavloginti. 80, 88, 3 times a day. Cards. Yes. Žiūrėk, sakau, ar bus kažkur tenisą pažaisti? Kažkur yra. Va, pažiūrėkit, koks ežeriukas. Kaip man žinodamas, teniso kortus užsakė karaliukas. Va ten, man atrodo. Eisim žaisti. Tenis. Nu va, Ignelis dabar turi šitų kelių nusileisti iki tos žalės. Janukas sakė, pareguliuos kaip čia. Va. Žinai, dėdė rodo. Jo. Sergej! Tokio dydžio kemperis. Gerai. Nu va, dabar Jono eilė. Nu va, po biškį parkinamės. Mes čia biškį atgal pavažiuosim ir visi būsim susiglaudę. Nu ką, va, išsitraukėme praligintuvus dabar. Kas pirmesnis? Duok man elektromobilį! Šeimai reikia. Pas mus, žinok, trūksta biškį vandens, kažko reikia užsišildyti. Čia kišam. Kol kas viskas gerai. O čia. Šito vis tiek Gerai. mažiau pavyks. O čia padėsim, kad nesulytų, jeigu netyčia lytų. Dega, šviesytė čia dega. Vyrai staliukus jau ruošia. O, pažiūrėkit. Ladokas. O, pažiūrėkit. Visiškai rekaro sėdynės. Pasyta iš visų firmą net. Ką tu čia nori padaryti? Tai kaip aš praeisiu naktį pamyšti? Aptvarą. Galėsi vidu myšti. Jūs pažiūrėkit jau koks pasidarė kempas. Pirmas testas. Džiaugiuosi, kad trūksta PlayStation. Lino, kur tu sėdi ten antroji eilėj? Nu ką, pabandysim pirmą kartą droniuką pakelt. Nemeluosiu, pirmą kartą darysiu tai, bet aš nebijau. Tai jeigu pamatysit gražių vaizdų, parašykit. Jeigu nematysit, supraskit, kad dronas neparskrido atgal. Pažiūrėkit, DJI Mini Pro 4 jau turi savo pultelį tokį, kur nereikia jokio telefono ir panašiai. Man sumuštinį. Va, pažiūrėkit, su dronu jau pirma nuotrauka įkelta. Varysim pasivaikščioti dabar. Jo, varysim pasivaikščioti. Nu ką, važiavom, biškį pasisėdėjom, pasifotkinom, keliam Instagramo fotkę. O dabar einam pasivaikščioti ir apžiūrėti šitas apylinkės Lenkijos. Kemperiai, matot, kaip sustatyti? Kietai visi 3. Bum, bum. Labai patogiai. Nežinau, ar visada tai bus ir mes galėsim
tiesiog čilinti va taip visi, vienoje vietoje. Bet pirma naktis ir pirma diena ir pirmas kempas tikrai vykęs. Aišku, dar reikia išmiegoti, pabandyti, nes dar nei kartą nemiegom. Aš nešiu jums tokią jaunatvišką laimą, žinai. Va, pažiūrėkit prie kokio bakštelio apžvalgos atėjom. Kur einat? A, gerai. Nu, gražu. Labai gražu. Porelė. Viskas, baigėsi pirma ekskursija. Atvarėm į Lenkijos bariuką, žiūrėkit, švyturys ir baltas aliukas. Tikrinam lenkiškus koldūnus. Mes su Linutė per pusę. Nu, kaip Linutės skonis? Aha, labai skaniu. Nice. Jam? Mano mama daro cepelinus visada su tokia mėsa. Žiauriai skanu būna. Fastest reader in the world. Linutė vedžioja Bruną. Lulu vedžioja Januką. Pažiūrėkit, kaip gražu, naktinis vaizdas. Labai gražu. Grįžame į savo kemperiuką. Aš pasiėmiau kompą, perkelsiu visą medžiagą. Užsidarėm čia užuolaidėlės. Pažiūrėkit, čia užsidaro ir priekiniai visi langai. Čia viršui, žodžiu, viskas kaip priklauso. Ir tampa toksai kaip tavo viešbutis. Čia yra visa technika. Pažiūrėkit, čia rodo visą informaciją, kuri yra kemperyje. Rodo, kiek yra vandens, tai yra 100%. Kiek yra baterija automobilio. Ir tada kiek yra išlaido gaunama energija, nes kai atvažiuoji į kemperį, gali prisijungti dar. Va, ir mūsų lovytė. Su užuolaidom, su prailgintuvo telefonam pasikrauti. Viskas labai jaukiai. Atrodo, kad būtume viešbutyje. Laive. Aš kaip plaukiaus katamaranu, labai panašiai buvo. Čia užsitrauksim užuolaidytę savo ir galėsim eiti miegoti. Tai mažyti. Taip. O rytoj laukia jau diena, 600 km ir važiuosim toliau. Apžiūrinėti visą Lenkiją ir po to jau Austriją. Tai jau tokia buvo pirma diena. Susitiksim rytoj. Tikiuosi šitas video patiko jums. Jeigu patiko, pasidalinkit su draugais, pakomentuokit. Jeigu kažkas įdomu, klauskit, pabandysim atsakyti ir parodyti, kas yra kemperyje. Gal kažką praleidom arba tiesiog nepasakėm. Viską rašykit komentaruose ir susitinkam jau kitame video už poros dienų. Už 3. Ate.